Noriu, galiu, judu, įgauna pagreitį. Sveikinu jūs su 4 diena. Šaunuolės moteris. Noriu, galiu, judu, noriu, galiu, judu, noriu, galiu, judu, noriu, galiu, judu. Ir keliaukime toliau. Vakar kalbėjau apie rytinį vandenuką ir pratęsiu šitą temą. Kaip jūs galvojat, jeigu žmogui pasidaro bloga, ką jam pasiūlo atsigerti? Sultis, kavą, arbatą? Aišku, vandenį. Jeigu ištinka saulės smūgis, ką pasiūlo atsigerti? Vandenį. Taigi vandens gurkšnojimas visos dienos metu yra mažas, bet labai galingas įprotis. Beje, apie 50–60% mūsų kraujo sudaro vandens. Todėl palaikyti vandens balansą mūsų kraujyje yra labai svarbu. Kodėl dabar senjorai vis dėlto geria mažiau vandens negu priklauso? Suprantama, kad vyresniame amžiuje mūsų troškulio centrai truputėlį susilpnėja ir už tai tas troškulio jausmas silpsta, bet tai nereiškia, kad mūsų organizmui reikia mažiau vandens. Juk daugelis iš jūsų geria kraujospūdį mažinančius vaistus. O kodėl? Todėl, kad kraujas per tirštas. O kodėl jis per tirštas? O todėl, kad trūksta vandenuko. Aišku, suprantama, bijote, kad reikės dažnai bėgioti šlapintis, bijote, kad reikės naktį keltis ir paskui vėl nemiegosit, bet šitos baimės neatperka to, kad kraujas yra tirštas, inkstuose kaupiasi akmenys, smėliukas dėl to, kad neišsiplauna, nes nėra vandens. Taigi, dienos metu gurkšnoti vandenį yra būtina. Dabar, jeigu kartais pamirštate, nes senjorai pamiršta gurkšnoti vandenį, tiesiog reikia apsistatyti aplink save žinutėmis. Tai yra stiklinė, tai yra gertuvė, tai yra ąsotėlis su vandeniu ir geriausia, kaip kalbėjome, virtas atvėsintas šiltas vanduo. Kokią gertuvę pasiimti, neštis arba turėti namuose visą laiką ant stalo arba važiuojant automobilyje? 2 gertuvės – skaidri ir neskaidri. Ir įsivaizduokit, artėja vasara ir jeigu jūs vandenį laikysite mašinoje arba prie lango, kur saulės spinduliai tiesiai pateks į buteliuką su vandeniu, būtent plastiko mikrodetalės taip pat atsidurs vandenyje. Todėl rinkitės visada neskaidrę gertuvę. Na, o jeigu jį dar ir termo, tai dar geriau išlaikys šiltą vandenuką. Sakysiu labai paprastai, kiek reikia vandens išgerti. Pavyzdžiui, jeigu mano ūgis 1,60 m, vadinasi, litras 600 ml vandens reikia man per dieną. Jeigu aš prakaituoju, sportuoju, einu į pirtį ir taip toliau, dar daugiau vandenuko reikia. O kavos vėl išgerkime stiklinę vandenuko. Nedidelę, 100–120 ml, kad atstatytume vandens balansą. Kodėl nevertėtų gerti didelio kiekio vandens? Na va, prisiminėm, kad reikia išgerti vandens, pribėgome virtuvę, čiupome stiklinę ir 300 ml iš karto. Tai vat įsivaizduokit, tsunamis pareina į jūsų inkstus. O inkstai užsiima toksinų šalinimu. Jiems reikalinga srauni, lėta, maža srovelė. Taigi, gurkšnokime vandenį pamažu, kas 15–20 minučių, nedideliais kiekiais, po kelis gurkšnelius. Taigi, mielieji, nepamirškite, turėkite su savim gertuvę, stiklinę vandens ir gurkšnokite nedideliais kiekiais vandenuką. Inkstai, širdis, kraujagyslės, padėkosiu jums už tai. Ir tai, kad jūs jaučiatės pavargę, tai, kad jums trinka atmintis, nenurašykim viską senatvei, o pagalvokim, galbūt mums trūksta vandens. Čia aš jums parodysiu labai paprastą pratimą, kuris padės nustatyti, ar jūsų nugaryklė yra sustingusi ar atpalaiduota. Labai rekomenduočiau šitą pratimą ir daugelį kitų padaryti pirmiausia prieš veidrodį. Kokia pratimo esmė? Mūsų dubens sritis turi visiškai nejudėti, o turi judėti tik tai pečių juosta. Mes siekiame dešinėn, siekiame kairėn, siekiame dešinėn, siekiame kairėn. Mūsų galva žiūri tiesiai prieš save, galva nesisukioja. Ir nejuda visiškai apatinė kūno dalis, o juda viršutinė. Ir dirbam taip. Turim jausti didelį malonumą ir jausti, kad mūsų nugaros apačia yra atpalaiduota. O jeigu jaučiam skausmą? Tada tiesiog amplitudė mažesnė. Linkiu geros savijautos šiandien. Vaikščiojimas yra pati universaliausia ir teisingiausia fizinio aktyvumo forma. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad kasdien vaikščiojant valandą pakankamai greitų tempų jūs prailginsite gyvenimą savo 5 metais. Todėl užduotis jums vaikščioti valandą aktyviu žingsniu kiekvieną dieną. Artėja tėčio diena ir tikrai rekomenduoju pamėginti jau dabar pasirepetuoti nuostabius, kvapnius, skanius keksiukų su kakava. Kakava turi labai daug antioksidantų, flavonoidų. Antioksidantai padeda kovoti su oksidaciniu stresu, padeda lėtinti senėjimą ir kovoja su ląstelių pažeidimais. Todėl šitie keksiukai bus labai sveiki. Keksiukam reikės 1 didelio apelsino, morkyčių 170 gramų, žemės riešutų sviesto, būtinai be cukraus, taip pat 3 kiaušinių, šlapioji dalis kokoso pienas, na ir žiupsnelis cinamono, bei kad keksiukai iškiltų sodos. Saldumui galite rinktis datulės arba eritritolį, ksilitolį. Kokiegi miltai? Šįkart pasirinkau migdolų miltus ir taip pat gerą kokybišką kakavą. Pirmiausiai,
nulupam apelsiną. Jeigu jūs gerai nuplovėte apelsiną arba pasirinkote ekologišką, rekomenduoju panaudoti ir žievelę, nes žievelėje vitamino C yra 4-5 kartus daugiau negu pačiame apelsine. Tai aš su skutuku nuskutau keletą žievelės gabaliukų ir metu į plakiklį. Taip pat perpjaunam apelsiną ir pasižiūrim, ar nėra kauliukų. Jeigu yra kauliukai, būtinai išimam, nes jie suteiks kartumo. Ir labai mėgstu vieno puodo receptus. Taigi, viską dedu iš karto. Apelsinus, morkas, saldiklį, toliau riešutų sviestas. Na, parduotuvėse dabar tikrai rasite riešutų sviestą, kur parašyta 100% be jokio cukraus ir žemės riešutų sviestas, naudingas sveikatai, nes čia ir vertingi baltymai, ir žemės riešutų sviestas turi Q10, tai yra mūsų energijos molekulė. Kadangi šitie keksiukai be pieno produktų, mes naudojame kokoso pieną. Cinamonas reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, o soda padės keksiukam iškilti. Įmušam kiaušinius. Na, aš naudoju kaimiškus kiaušinius, turiu šalia Marytę, kuri man duoda vis nuostabius kiaušinius, todėl tie kiaušiniai visi skirtingos spalvos. Ir suberiu kakavą. Kakava mažina širdies kraujagyslių ligų riziką, todėl šitie keksiukai kaip tik senjorams ir visiems, kas nori turėti sveiką širdelę. Beje, naudokite kakavą ir gėrimui, ir kepiniams, todėl kad kakava gali padėti išvengti kognityvinio silpnėjimo senatvėje. Dabar svarbiausias momentas – miltai. Mes pripratę kepiniuose naudoti perdirbtus, rafinuotus, baltus, kvietinius miltus. Bet turbūt prisimenat gerbiamą Unikauską, kuris N metų visiems bandė išaiškinti, kad cukrus ir miltai perdirbti kvietiniai yra visų problemų pradžia. Jeigu mes norime būti sveiki, energingi, liekni ir nesenti ir savo mėgstamose receptuose, tiesiog tuos miltus pakeiskime sveikesniais. Galite sakyti, riešutų miltai brangus. Taip, brangus, bet juose yra gausu baltymų, gausu gerųjų riebalų, tačiau yra kitokių miltų. Pavyzdžiui, aš parduotuvėje nusiperku sorų miltų, jie tikrai daug pigesni. Arba galite tiesiog su kavamalė susimalti sorų grūdelius. Daug pigesni yra kokoso miltai. Šiam kepiniui galite naudoti taip pat ir kokoso miltus. Taigi, pasirinkimas yra didžiulis. Svarbiausia, kad nenaudoti baltų perdirbtų kvietinių miltų. Miltai keliauja į mūsų skystą masę. Jeigu pastebėjote, kad tešla per skysta, žinokit, visada išgelbės kokoso miltai, todėl kad jie labai sugeria daug drėgmės. Kokoso miltų. Ir dar kartą išmaišykim. Taigi tešla turi gautis jogurto konsistencijos, tai yra turi lengvai kristi nuo šaukšto. Viskas vyksta žaibo greičiu. Po gerą sriubinį šaukštą dedam į keksines. Jeigu yra silikonės keksinės, nereikia jų nei tepti, nieko. Ir iš karto įkaitinam orkaitę. Keksiukai turi keliauti į karštą orkaitę. Iš anksto pasimerkiau graikinius riešutus, nes kada išmirkyti graikiniai riešutai, jie tiesiog neapdegs ir mes papuošime keksiukus. Jie tikrai bus šventiniai. Kepame apie 25-30 minučių 170 laipsnių su oro pūtimu. Įsivaizduojat, kad šitas kepinys 900 gramų tai kainuoja 8 eurus. Jūs galite gaminti ne keksiukus, galite gaminti pyragą, bet vienas mažas keksiukas, o jų yra 14, tai kainuoja 52 centus. Ar nusipirksite be cukraus, be gliuteno tokį skanų sveiką keksiuką parduotuvėje? Ne, nei sveikiausių maisto parduotuvėje nerasite. 2 eurai mažiausia kaina sveiko keksiuko. Taigi, ar šventei, ar kasdienai rekomenduoju sveiką skanų kepinį, kuris saugos jūsų širdį, saugos sveikatą ir figūrą.